Mergaitės mama Rasa pasakoja, kad jie labai laukė. Tikėjosi, jog vaistai taip reikalingi jos vaikui atsiras. Mano klinikose mus paguldė ir tada jie nustatė, kad yra tas ryškus pirminis IGF-1 to faktoriaus trūkumas ir laukiam vaistų. Ir štai 2009 vasaros pradžia atnešė džiaugsmo ašaras. Vaistai jau yra. Tačiau po geros naujienos sekė bloga. Šių itin brangių vaistų valstybinė ligonių kasa nekompensuoja. Jie įvertina tai kaip kaina, kad, ta prasme, brangu ir mes negalim. To nėra lėšų dabar, kaip čia paaiškinti. Nėra lėšų jau. Kad čia kažkokio vaiko sveikata blogėja, ta prasme, ir reikėtų džiaugtis, kad jinai užaugtų sveika. Kad jinai užaugs sveikas, pilnavertis žmogus. Tuo metu, kol Gabija nebuvo gydoma, mergaitės negaliai nuo lengvos regresavo iki vidutinės. Metus naudodama vaistus, Gabija aplinkinių tikinimu pasikeitė net pažįstamai. Ji ne tik paaugo pusę tiek, kiek buvo paaugusi per 4 metus, bet ir pagerėjo jos intelektinės galimybės, pradėjo skaityti. Mama Rasa džiaugiasi, jog dukrytė tapo savarankiška. Kompiuteris iš tikrųjų mėgsta žaisti su kompiuteriu. Kuo anksčiau tikrai nebuvo tokio sugebėjimų, kad tokį dalyką daryti. Kalbėti apie vaisto būtinybę mergaitės gydymui atsisakė visi kalbinti Lietuvos gydytojai ir ligonių kasų atstovai. Tačiau buvome atkaklūs ir pagalbos kreipėmės į užsienio šalių medikus. Neįtikėtina, bet vaistas, būtinas Gabijai, kompensuojamas daugelį Europos šalių. Todėl kalbinti Lenkijos ir Latvijos endokrinologai negalėjo patikėti, kad mergaitė nėra gydoma šiuo itin būtinu ir svarbiu jai vaistu. Tai vieninteliai vaistai, kurie gali padėti šiuo atveju. Jokie kiti preparatai nepadės. Jei nėra periferinio augimo faktoriaus, vaikas neauga, nes tos kaulų vietos, kurios turi augti, nereaguoja į augimo hormoną be periferinio augimo faktoriaus, kaip augimo tarpininko. Jei likę yra tik tais 4 metai gauti šitiem vaistam, nes po 4 metų užsidaro augimo zonos visos, sukaulėja kaulai ir tie vaistai jai nebepadės. Todėl jie mums yra labai būtini dabar per 4 metus, kiek mes galėtumėm dar užaugti ir ta prasme ir intelektas susivystyti ir ta prasme, kas, jeigu mes vaistų negaunam, tai insultas, infarktas ir cukrinis diabetas. Vaikai lieka labai maži, sutrinka organizmo medžiagų apykaita ir kenčia nervų sistema. Čia sprendžiasi vaiko likimas.